Gal per ilgai mes buvome kartu, per daug bendrų minčių, košmarai susapnuoti paryčiais suteikdavo keistų vilčių. Bet aš išmoksiu tarti savo vardą, paslėpsiu vis dar keliantį randą, pakilsiu ten, kur pamuštas buvau, nubrėšiu naują maršrutą, skirtą tik sau. Nu, kaip tu čia? Tu darai klaidą. Jo, atvažiavau iš Norvegijos daryti klaidą. Kuperį, aš tau 3 metai dirbu, o tu mano broli. Tai ne aš. O kas? Sakyk. Nežinau. Vakar draugai, šiandien priešai. Bet jeigu tai pažiūrėjus, į bet kokį kolektyvą visi anksčiau ir vėliau susikirsdavo. Daškė, ramaškė, tie patys daktarai. Ir pradėjo vieni kitus užkasinėti. Žinai, kur tu padarei mirtiną klaidą? Mano brolis niekada nevartojo narkotiko, tu padarai, kad jis perdozavo. Nu gerai, paėmė tos duliamus, bet pagavot, atsėmėt, kam žudyt? Tai ne mūsų darbas. Tai kieno? Mes patys nežinom. O tu vartoji narkotikus? Nereikia. Aš klausiu, ar vartoji? Ne. Lygiai kaip mano brolis. Bet juk niekas nenusteps radęs tave kur kirtimuose su švirkštu rankose. Trys kubikai. Pradžiai per daug. Sakyk, kas mano broliui suleido mirtiną dozę. Aš jau viską pasakiau tau. Dar kartą. Paskutinį. Aš tau sakau, mes surinkom 2 limonus, kad išpirkt liepą. Paskui atėjo armatūra, išjungė Viktorą ir pasiėmė pinigus. Ei, kur pinigus neši? Jau važiuoja. O tai kur kiti? Ateis toj. Blin, kol suradau aš tą mobilą. Viktorai? Viktorai! Kas buvo? Suka armatūra. Atrakink, ei. Toj. Laikyk! Pinigus paėmė! Pidaras! Užmušiu. Bandėm susekt mes pagal mobilaus signalą, bet jis išmetė telefoną. Ir viskas, pametėm galus. Radom negyvą. Kas ten? Glinda! Girdėjai? Jo. Kuperis knisa protą, suleisk jam.